Dauguma pradedančių klausia, o ką kalbėti reikia, ką sakyti tam draugui. Ir vien tik tai namas nemokamai ir milijonas, čia ne argumentas, kad tas EMA 100 eurų sumokėtų. Taip, reikia truputėlį pastudijuoti istoriją, kad žinoti, ką kalbėti apie ekonomiką, apie pinigų taupymą. Nes, pavyzdžiui, tie, kurie taupė rubliais, ant galo prarado tūkstančius pinigų uždirbtų, kai atlyginimas buvo tik tai 100. Tie, kurie taupė briedukais, irgi prarado pinigus, nors uždirbdavo 30 000 per mėnesį. Pasidarė 100 eurais. Pavyzdžiui, kaip mano mama draudimuose taupė man mokslams pradžiai gyvenimo pinigėlius, tai iš 1000 rublių liko tik tai 100 briedukų. O kas investavo į nekilnojamą turtą, pirko namus, tuo momentu jie labai lengvai išsipirko juos briedukais litais. Tai visai atvirkštinis variantas gavosi. Lygiai tas pats buvo prie elito, kas uždirbo daug litų ir sutaupė pinigų namuose, tai galiausiai pasikeitus eurais liko 3 kartus mažiau pinigų, o infliacija paskui padarė ir 10 kartų mažiau. Pažiūrėkime, pradžioj eurų pakeistų mes turėjome gauti tik tai 200 eurų atlyginimą, o dabar ir 2000 mažai. Tai būtent dėl to keičiame taktiką, namas nemokamai.